kelionę į Kanadą, tai čia jau buvo, kai sako, mano apgavystė, mano tetai, nes mano teta gyveno Amerikoje. Ir jinai sakė, aš sudarysiu tau dokumentus šitą, kad tu galėtum atvažiuoti į Ameriką. Bet mes iš baimės tos, kada ilgiau reikės gyventi tokioj nežinioj, griebėmės, kur mus vežė, ten mes važiavom. Ir kokį darbą gavom, tokį darbą dirbom. Ir tokiu būdu stengiamės, kad jau mūsų vaikai jau jiems nereikėtų tiek kentėti, kiek mes pergyvenom. Būt tikru, sąžiningu žmogum. Eit sąžiningai, neapgaulingai savo pareigas. Tik vieno dalyko noriu, kad niekas lengvai neateina. Reikia dirbti. Reikia dirbti, kol gali.